Na ką, šiandien esame užsibrėžę padaryti sviesto kainų reidą. Tai yra, esam dabar Rimi parduotuviai Gedimino prospekte. Šiandien yra rugsėjo 15 diena. Ir pasižiūrėkime, kokį čia sviestą mes turime. Opa. Tai pirmas sviestas yra Garofalo. Buivolo pieno sviestas 800%, 125 gramai, kaina 239, kilogramo 19 eurų. Kitas sviestas, tai va, čia yra už gerą kainą kasdien, yra dvaro sviestas, mes jį visi žinom turbūt, 82%, 200 gramų, kaina 279, biškį blikoja. 279, kilogramo kaina 14 eurų. Žiūrim toliau. Taip, ekologiškas sviestas Aistė, 82,5%, 175 gramai. Va taip atrodo, kaina 3,19, kilogramo kaina 18 eurų su centais. Rokiškio sviestas 82%, 125 gramai, 1,79 €, kilogramo kaina 14 eurų su centais. Toksai plonas pakelis, tarp kitko, neapsigaukit, jau tokių atsirado. Šiaip paprastai jisai būna 200 gramų, dabar va, padarė 125. O toks gabalėlis keliems sumuštiniams. Taip, ir sviestas Rimi, privati etiketė, 82% riebumas, 200 gramų, 2,69 €, kilogramo kaina 13,25, atsiprašau, kilogramo kaina 13,25. Parašyta Lietuva, tuoj pažiūrėsim ant pakuotės, nu jo veterinarijos numeris LT, tai reiškia turėtų būti lietuviškas. Tai ką, viskas su sviestu pasirinkimu. Tai grupiai 13-14, ekologiškas 18, buivolų 20. Nu va tokios kainos Lietuvoje. Praneškit, kaip kainos atrodo kitose šalyse. Vokietija, Švedija, Norvegija, mes jau nesilygiuojam į kažkokias ten paprastas šalis. Šimonytė uždraudė lyginti su Lenkija, pasakė, kad tai yra juokinga. Tai dabar mes lyginamės su civilizuotom šalim, su ES lyderiais. Tai ką, tiek žinių, ate.